Praėjusioje laidoje pristatėme Čepų ir Banionių sodybas. Didesnio balsavusiųjų telefonu ir internetu palaikymo sulaukė Banionių sodyba. Beje, abi sodybos rekordininkės, už jas balsavo daugiausia žiūrovų per visą projekto gyvavimo laiką. Po šios laidos paaiškės, kurios 2 iš 4 sodybų pateks į finalinį etapą. Priminsime, jog už patikusią sodybą jūs galite balsuoti trumpaisiais telefono numeriais, jie veiks dar pusvalandį po laidos. Taip pat savo nuomonę galite pareikšti internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Šioje laidoje 2 sodybos Ignalinos rajone. Pirmoji šio vakaro konkursantė visai šalia Dūkšto Pažemiškių kaime. Čia su 2 vaikais gyvena Ilona ir Giedrius Savinai. Prieš 18 metų Visagine apsigyvenę sutuoktiniai, sako, visada norėję savo namo. Ilgai gyvenę daugiabutyje ir triūsę nedidelėme sodo sklype, prieš 8 metus įsigijo šį namą. Tikriausiai kiekvienas lietuvis turi tokią prigimtį, kad ne kolektyve, ne kolūkyje gyventi, o kažkur atskirai. Visų pirmiausia taip, o visų antra, tai tikriausiai dėl to, kad dar turėjom energijos ir ją kažkur reikia padėti po darbo. Gali būti išsitapetuoti, gali dar kažką padaryti ir tuo viskas baigėsi. Mus papirko erdvė, sako sodybos šeimininkė. Atoki vieta, už sklypo ribos nėra kaimynų, visai šalia gražus piliakalnis. Tiesa, ponia Ilona prasitarė, kad nelygus sklypo reljefas jai atrodo trūkumas, o ne privalumas. Ta pajuto, kai atsikraustė, ėmėsi tvarkyti sodybos teritoriją. Apleistas sklypas, tai buvo šiukšlės, tai buvo kaip ir kaimuose, gal kažkada buvo dirbama žemė, bet tai labai greitai apauga piktžolėm, tos piktžolės užauga didesnis žmogų. Čia buvo toks šabakštynas ir toks kietynas, kad kaimynas su savo traktorium, kai pjovė, tai peiliai lūžo, tik tokio kaip medžiai. Sklype buvo daug neaiškios paskirties statinių, ką galėjom griovėm, perdarinėjom, sako moteris, pasistatyti naują namą, ko gero būtų buvę paprasčiau. Bet darbšti išradinga šeima per kelerius metus sodybą pakeitė net pažįstamai. Abu šeimininkai mėgsta akmenis, jų čia daug, įvairiai sukomponuotų. Dar į akis krinta spygliuočių gausa. Jau patirtį, kai turėjom anksčiau kolektyvinį sodą ir jame buvo daug lapuočių medžių, tai aš jį pastebėjau, sąmoningai to atsisakiau, nes grėbti lapus nuo rugpjūčio mėnesio iki dar kito pavasario, tai yra pakankamai sudėtinga. Tai mes tokiais spygliuočiais apsiribojom. 25 arų sklypą tvarko visa šeima, net 3 žoliapjovės nupirktos, kad šeimos galva ir abu sūnus vienu metu galėtų žolę šienauti. Ilonos rūpestis gėlynai. Čia, jis sako, atsipalaiduojanti nuo darbų, nuo miesto triukšmo, čia smagu vaikams augti. Mažasis Gustas, kur be išvažiuotų, sako, jau 2 dieną pasilgsta namų ir prašosi parvežamas. Jeigu jos nebūtų, mes ieškotumėm kitos sodybos. Nes jau, kaip aš sakau, mes bute savęs nebeįsivaizduojam. Tikriausiai ir kaimynai mūsų nebepakęstų, nes mes tokie triukšmingi tapom savo namuose, nes žinom, kad apačioje nieks negyvena ir viršui mums nieks jau ne. Tai vien dėl šito, iš tiesų, tai kiekvienas turi kažkur save dar padėti. Šį kartą sodybos vertintojai architektai Vilija Noreikienė ir Marekas Mickevičius bei sodybos konkurentės šeimininkas Rimantas Petkelis. Sodybos funkcionalumas, mažoji architektūra, stilistinis vientisumas, idėja, interjeras, eksterjeras, apželdinimas ir estetika. Visų paprašyta atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Pirma pasimatė griozdiškas toks namas, apkaltas salotiniam plastikiniam lentutėm, kas, aš mano manimu, yra nelabai geras sprendimas. Marekas Mickevičius, Vilnietis architektas. Kūrybinis kredo mažiau yra daugiau, už paprastumą ir natūralumą. Sodybai norisi kažkaip natūralesnių medžiagų, tarkim medžio lentų, akmuo, ten klinkeris, kažkas tokio. Visas išdėstymas tų statinių truputį kelia abejonių, bet kadangi šeimininkai, kaip sakė, jie tokį išdėstymą rado. Vilija Noreikienė, Vilnietė architektė, žurnalo Aplinka vyriausioji redaktorė, mėgstama tezė apsidairykime aplinkui. Šiaip vieta tai yra labai nuostabi. Iš tikrųjų, tai kas matosi aplinkui, visas šitas peizažas, tai paperka iš karto. Pirmiausia, matosi, kad tikri
šeimininkai gyvena, kadangi visi kampai, kaip sako, plika akimi matome, kad sutvarkyta, išdavėta, nušienauta, sako, ir paprasti medeliai, ir tokie, kur egzotiškesni yra, kaip sako, visi priderinti, turi tam tikrą savo vietą ir matosi, kad tikrai žmonės netinginiai, mėgstantys grožį ir įvairių tokių derinių su akmenim. Pavyzdžiui, kas man pačiam irgi patinka, reiškia akmenys. Yra toks tipinis pavyzdys posovietinės architektūros, kai buvo galimybė prieiti prie plytų, prie cemento, tai tempė statė vaikam, anūkam. Iš tikrųjų, pastangas tai galima pagirti, nes aplinkas turkėjo tikrai neblogai, augalai, gan drastiški reljefo pakitimai buvo. Bet aš manau, kad iš tikrųjų rezultatas neblogas, tik kad vienintelis toks, kaip sakyt, kliūva pasirinkta medžiaga namui apkalti. Mano manymu, geriausia būtų medinės, natūralios medinės lentos, kad matytųsi medžio faktūra, tokių gyvos spalvos, o jau prie tų lentų jau derinti ir stogą. Kaip sako, čia yra kiekvienas skonio reikalas yra ir čia ginčytinas sakyti, kad, pavyzdžiui, tas negražu, nes kiekvienas, kaip sako, jam patiko, jis tai padarė. Šeimininkė kažkodėl tai minėjo, kad labai norėjo lygaus reljefo, o štai įsivaizduoju, kad vis dėlto tas yra privalumas, iš tikrųjų toks reljefas, kai yra šiek tiek kalvelės, nuolydžiai, vėlgi privalumas tas, kad matosi aplinkui, kas visas grožis. Tais laikais buvo tokie statybos standartai. Tos erdvės buvo labai mažos, suspaustos. Nebuvo tais laikais tokios tendencijos, kad reiktų, kaip pasakyti, kad gyvenimas vyksta vienoje bendroje erdvėje. Tai šituo atveju vėlgi šeimininkai išgriovė pakankamai daug, ką galėjo, tai jie padarė. Dėl pačios stilistikos, tai čia vėlgi yra skonio reikalas, nuo šeimininko priklauso, kokį ten interjerą pasirinkti, bet iš tikrųjų gan neblogai gal. Augalai vėlgi pirmas įspūdis ir kuris galiausiai pasitvirtino, tai yra susodinti teisingai, ta prasme, kad yra patogu prižiūrėti. Šiuo atveju į estetinę pusę kaip ir nėra labai atsižvelgta, daugiau praktinė, tai tas šiek tiek ir jaučiasi. Kiekvienam kampe yra, kaip sako, savotiškai paprasti augalai, netgi, kaip sako, kitas gal ir nevertina tą augalą, bet, kaip sako, jį priderinus, jisai, nors ir paprastas kaimiškas tas augalas, bet jis atrodo. Lygiai taip pat ir paprasti medžiai, tos pušišaitės, eglės, bet, jie tikrai tinka. Didžiausią balą aš skirčiau už aplinkos puoselėjimą ir sutvarkymą. Galima įvertinti tarp 9 ir 10. Jeigu bandytume įžvelgti vientisumą pagal spalvą, tai galbūt įžvelgtumėm. Bet, manau, kad išsiskiria, aišku, tie namai bendram kontekste, tie statiniai, ta prasme. Plastikas tiesiog šiaip nenatūrali medžiaga. Jo gal ir nėra tokio bendro vientisumo. Iš tikrųjų, gal nelabai dera toks sintetinė plasmasė ir ta medinė terasa. Kiekviena sodyba yra įdomi, savotiškai įdomi. Sodybų toks skiriamasis bruožas, kad kažkokius iš senovės pasilikti, tarkim, ratus, skrynias, viskas gerai, kol su saiku tos visos tie elementai. Iš tikrųjų, čia nėra perkrauta viduje, tas skrynios jos, aš manau, kad fainas dalykas. Labai džiaugiuosi, kad, tarkim, nėra čia tų ratų pritempta, vežimų. Šiltnamis, ačiū Dievui, ne pačioj matomiausiai vietoj, tai vėlgi žmonės nori turėti savo natūraliai išaugintų daržovių, tai aš manau, kad tai yra sveikintina. Pilnas šiltnamės pomidorų gražių. Pati architektūra, tarkim, tai iš tikrųjų didelio balo nesulauktų, bet vėlgi čia yra toks, kaip pasakyti, čia ne šeimininkų kaltė. Funkcionalumas. Yra balkonas, iš kurio atsiveria labai gražus vaizdas, jisai tiesiog yra nenaudojamas. Naudojamas tik tai katino pasivaikščiojimo vieta. Aišku, pirmas klausimas saugumas, tai ir turėklų būtinai reikia. Tik tai klausimas dabar iš tikrųjų prie tokių lentelių labai iš tikrųjų sunku ką priderinti. Nei tu galėsi panaudoti kažkokių kalvių turėklų, nei kažkokius modernus, nes iš tikrųjų šitą medžiagą yra ne pats geriausias sprendimas ir
Bet jeigu mes pakeisim į natūraliasias medžiagas, į medį, į akmenį, tai aš manau, iškart kalti turėklų, tai iškart čia tiks, prilips ir jokių problemų nebus. Man galbūt kas labiausiai kliūna, tai tie takeliai, kurie yra akmenukai betonas, toks, kažkoks, sakyčiau, galbūt neišbaigtumas atrodo. Akmenukų irgi, mano nuožiūra turėtų būti jų subtiliai ir galbūt ne visur, kur čia, tarkim, yra panaudota. Pagal patarlę, kai pasiklausi, taip miegosi, žinot, tai čia turbūt, jeigu žmonės jaučia komfortą, tai jiem taip patinka taip gerai, jeigu jie nejaustų, to nedarytų. Interjeras, tai vėlgi, iš esmės principas tas pats kaip ir eksterjero, vėlgi už pastangas ir galima duoti 8. Šiaip aš tai už paprastumą asmeniškai ir aš manau, kad čia nėra labai stipriai tam perkrauta kažkokiu kyčiu ar dar kažkokiais dalykais. Sužinojęs apie šeimininkų ketinimus įsirengti terasą, architektas Marekas Mickevičius patarė ją orientuoti į vakarus, išdidinti langus, kad būtų tiesioginis išėjimas į ją. Toliau traukiame į Ažukarklinės kaimą į Jonos ir Rimanto Petkelių sodybą, netrukus po reklamos. Pamatęs šitą sodybą, tai netgi pasimečiau, net nežinojau, ką ir pasakyti. Man trūko žodžių tiesiog. Galbūt prikaišiota visko daug. Čia vienai, paskui kažkaip kitaip, gal tų smulkmenų tiesiog nereikėtų. Pradedi žiūrėti, iš tikrųjų labai smagiai viskas atrodo.